Bendrai vertina dabartinę jaunimo politikos situaciją? Jaunimo politikos situaciją vertinu tai, kad jos kažkokios adekvačios, ilgalaikės kaip ir neegzistuoja. Nes jau čia visoje Europoje egzistuoja 3 pagrindinės problemos jaunimo. Jos yra visiškai vienodos yra ir pas mus, ir likusiuose kraštuose. Tai yra švietimas, išsilavinimas, darbas, būstas. Tai yra 3 pagrindinės problemos. Ir visa politika turėtų būti bent jau orientuota į tas 3 pagrindinių problemų sprendimą. Dabar yra epizodiškai keliamas vienas ar kitas klausimas, jis arba išsprendžiamas arba ne, bet ta prasme kažkokios kryptingos politikos, ateities politikos, jos neegzistuoja iš principo. Kadangi jau esate išnagrinėję tas problemas, galbūt esate ir numatę, kaip Lietuvoje būtų galima pasiūlyti ar spręsti jas? Matot, dabar mes kalbam vis dėlto savivaldos rinkimų kontekste. Iš tikrųjų, jeigu mes kalbėsim apie bendrą lietuvišką kontekstą, tai mes čia galim kalbėti iki ryto, nes visokiausių yra priemonių, kurios ir panaudotos yra jau užsienys. Kalbėkime apie savivaldą. Mažiausiai savivalda gali įtakoti pirmą klausimą, tai yra švietimą. Švietimą išsilavinimą. Tai ne švietimo, būtent išsilavinimą. Mes jau jeigu kalbam apie tą jaunimo dalį, kurie jau įžengia į tą darbinį amžių. Šiuo atveju savivaldybė mažiausiai gali įtakoti, tačiau mano gilių įsitikinimų savivaldybė labai daug gali prisidėti būtent prie praktinių įgūdžių lavinimo studentų. Nes jokia paslaptis nėra tai, kad žmogus baigęs aukštąją mokyklą, ateina į pirmą darbovietę ir jis metus ar 2 daro tai, kad mokosi praktiškai iš naujo dirbti. Tai, ką jam davė mokykla aukštoji, jisai tuo dalyku pasinaudoti dažniausiai negali, nes tai yra teorinės žinios. Taigi, įgūdžių lavinimas. Tarkim, kad vėlgi neišsiplėst, paprasčiausias pavyzdys. Vilniuje yra 2 aukštosios mokyklos, kurios ruošia architektus. Tai yra pakankamai geros aukštosios mokyklos, architektai mūsų tikrai neprasti iš jų išeina, bet vėlgi problema praktinių įgūdžių. Dabar pažiūrėkit į mūsų miestą. Mažusios architektūrinės formos. Vilniuje tai yra iš tokių vizuališkai yra vienas didžiausių tragedijų. Pažiūrėkit, tarkim, Londonas. Pamatot raudoną telefono būdelį, jūs puikiai žinot, kad tai yra Londonas. Pavyzdžiui, Anglijoje Royal Mail, tos pašto dėžutės. Lygiai taip pat mūsų jaunimas, mūsų tie būsimi architektai, tai yra architektūros studentai, lygiai taip pat gali prisidėti, tarkim, prie tokių darbų kaip mažųjų formų kūrimas. Savivaldybė visiškai pilnai gali rengti konkursus, tarkim, mažųjų formų kūrimų. Ir mūsų jaunimas, aš tikiu, padarys nekom prastesnius darbus negu tos dėžės Royal Mail. Galbūt po 100 metų šitie darbai reprezentuos Vilnių. Čia tiesiog vienas iš pavyzdžių. Iš tikrųjų, savivaldybė daug gali tikrai daugelį sričių pritraukti būtent jau besimokančius, bestudijuojančius. Jūs sakot, kad gali. Tai ką savivaldybė konkrečiai, kokius žingsnius turėtų dėti, kad tai vyktų? Taip, reikia ruošti projektus atitinkamus konkursus. Vėlgi, aš dėl ko prie mažosios formos, nes aš pats nemažai laiko atidirbęs konstruktorium, tai yra sritis man labai gimta. Bet kaip pavyzdys, jeigu mums reikia Vilniui mažųjų formų architektūrinių, sustojimo paviljonų, šiukšliadėžių, solelių, kodėl savivaldybė nepaskelbus už kokių niekingų keliasdešimt tūkstančių, čia niekinga suma keliasdešimt tūkstančių konkurso jaunimui, studentam, kurie galėtų paruošti šitos projektus mažųjų formų. Studentai mielai dalyvautų šituose konkursuose, patikėkite. Ką savo programoje siūlote jaunimui? Vis dėlto mūsų programa surašyta kaip socialiai orientuota. Vėlgi, mes jau pradėjome nuo tų 3 klausimų, kurie yra pagrindiniai. Tai yra išsilavinimas, antras klausimas yra jaunimo, vienas iš svarbiausių yra darbas, nes tai visoje Europoje yra problema, jaunimo nedarbas tradiciškai aukštesnis, atlyginimai tradiciškai žemesni yra jaunimo. Ir trečias dalykas, kuris labai turi būti sprendžiamas jau rimtai, tai yra būstas. Nes net ir turint pakankamai gerą darbą, jaunimas išvažiuoja, nes mūsų galimybės įsigyti būstą yra tiesiog blogesnės negu vakariečių. Taigi, pas mus programų yra bent 3 klausimai susiję tiesiogiai su darbu. Tai yra darbo bedarbiam, kurie turi nepaklausias specialybės, darbo perkvalifikavimo programos. Tai yra savivaldybė turi remti perkvalifikavimo programas. Tarp kitko jaunimui tai irgi yra aktualu. Mes turim dėja pakankamai dabar daug pavyzdžių, kuomet žmogus turi vieną diplomą,
o ieško darbo pagal kitą specialybę. Deja, yra taip. Antras dalykas yra, kuris liečia būstą, kur aš sakiau dėl būsto programos, mes siūlome pradėti nedelsiant nuomojamų lengvatinio būsto programą. Tai ne socialinis būstas. Tai yra būstas skirtas jaunom šeimom, kurie jie galėtų išnuomoti už priimtiną kainą ir mokėdami tą nuomą iš pinigų būtų galima tęsti tą projektą vis naujom šeimom. Tai yra mes vieninteliai, kurie siūlom šitą kol kas nuomojamą būsto projektą. O dėl nuomos turite pasiūlymo įsigijimo būsto lengvatos jaunoms šeimoms? Matot, toks dalykas, vėlgi tai yra savivaldybė, tai yra dalykas, būkime realistai, savivaldybė yra neįkandamas. Papasakokite savo patirtį iš jaunimo organizacijų, sakė, teko priklausyti. Nu tai va, pionierius buvo, nu tai patirtis tokia, kokia ir buvo. Tais laikais tai neįdomu, netikra, veidmainiška. Tai vat buvo tokia ir iš tikrųjų alergija ilgiem metam visom formaliom tom organizacijom iš tikrųjų išliko. Ir toks nepasitikėjimas, kad tai yra, jeigu, sakykime, yra valstybės ar valdžios remiama organizacija, tai jau toksai kirminukas jau yra dūšių, kažkas galbūt toj bus net. Tai va, bet iš tikrųjų aš tai labai didelę simpatiją jaučiu visom neformaliom iniciatyvom. Man tikrai tekę matyti tikrai tokių, galbūt kai kurios buvo spontaniškos, ten tokios, protestinės, ten protestas prieš ten šito viešo transporto pabrangimą. Bet tokios iniciatyvos, jos yra gyvos, jos yra tikros, aš jūs tikrai matęs nemažai ir pačiam tekė tiesiog prisidėti. Vat, buvo kažkada Okupai Vilnius toksai bandymas iniciatyvos, bet jos tokios gyvos yra tikros. Vat, o dėl struktūrizuotų, tai sakau, man vienintelė patirtis ir buvo, tai vat, pionieriai. Tai vat. Dabar, jeigu būčiau, kokių 20 metų būčiau, tai matyt, priklausyčiau dienos organizacijai. Matyt. O pagal ką rinktumėtės tada? Vis dėlto pagal idėjas skleidžiamas. Vis dėlto pagal skleidžiamas idėjas. Nes susirinkti į organizaciją vardan organizacijos, tai čia yra, egzistuoja tokios. Ko asmeniškai pasigendu Vilniui, tai yra vis dėlto tokio daugiau socialiai orientuotų, kurie keltų socialinius klausimus. Ir pabaigai pažadas jaunimui ir jaunimo organizacijoms. Pažadas vienas. Ne, du vis dėlto. Pažadas tai yra lengviau bus su darbu ir lengviau bus su būstu. Nes ties šitais klausimais iš tikrųjų bus dirbama labiausiai, kas liečia jaunimą. O kas dėl jaunimo organizacijų, dovanokit, vienintelis pažadas, visos geros iniciatyvos bus palaikytas. O remt organizaciją tik dėl to, kad tai yra organizacija, dabar tokia praktika iš tikrųjų egzistuoja, aš turiu omeny tas organizacijas, kurios yra jaunimo sukurtos prie partijų, tai tokios praktikos tikrai dovanokit jau nebus. Tai yra partinis jaunimas, gaunantis dabar subsidijas tik dėl to, kad jie egzistuoja, tikrai tokių subsidijų negaus. O kaip vertinate apskritas tavo? Žinau, kad egzistuoja. Jaunimo organizacijų taryba egzistuoja, daugiau aš nieko nežinau. Žinokit. Ir tai sužinojau tai dėl to, kad labai tautinis jaunimas skundėsi, kad juos tenai suspendavo. Vienintelis dalykas, iš kur aš sužinojau, kad tokia organizacija iš vis egzistuoja. Ačiū už pokalbį. Ačiū Jums.